esame panašus į Dievą tuo, kad mes galime kalbėti. Dievas kalba, mes taip pat. Dievo žodis yra galingas ir veiksmingas. Dievas taria ir atsiranda. Dievas savo žodžiu sukūrė visatą ir visą kitą. Viską sukūrė Jisai. Mūsų žodžiai taip pat turi kuriančią galią. Mes taip pat galime savo žodžiais kurti ir griauti. Ir aš ne vien kalbu apie kažkokius fizinius dalykus, būna, kad žmonės savo balsu ten taures sudaužo, bet aš kalbu apie santykius. Mes savo žodžiais, žinoma ir veiksmais, santykius griauname ir juos kuriame. Kalbėdami galime su kažkuo susipykti, kažką įžeisti, bet taip pat tais pačiais žodžiais ar savo veiksmais galime su žmonėmis susitaikyti ir santykius pagerinti. Žmonės yra priversti bendrauti. Bendravimas kiekvienam žmogui yra gyvybiškai svarbus. Žmogus negali gyventi be kitų žmonių. Jeigu gyvūną kažkokį atskirsi nuo kitų gyvūnų, ten vilką ar kažkokį kitą, jisai taps vilku. Žmogus tampa žmogumi tik gyvendamas tarp žmonių. Jisai turi imti pavyzdį, turi mokintis kalbėti, turi mokintis elgtis. Nes jeigu jisai užaugs, nes būna tokiu atveju, užauga tarp vilkų ar kažkur visai laukiniai gamtoje, tai sunku jį pavadinti žmogumi. Mūsų žodžiai nėra tokie galingi ir tai, ką mes sakome, mes ne visą laiką išpildome. Dievas to niekada nedaro. Dėl to jo žodžiai yra daug galingesni. Buvome Telšiuose ir ten buvo tokia dėžė, kaip sakyti, toksai paminklas ten buvo ir kaip priminimas apie žodžius. Ir jeigu žmonės daro jau tokius paminklus, jie nori žmonėm priminti svarbę žinią. Ir ten buvo iš įvairių pusių parašyta, kad žodis jungia, žodis žaidžia, žodis skiria, ten buvo tarmiškai, aš nelabai moku. Ir netgi galima sakyti, kad žodis ir jungia, kaip sakė, išjungia. Ir žodis jungia, tai reiškia vienyje. Tai netgi taip galima būtų pasakyti. Ir aš noriu priminti, kad žodžiai gali būti labai skaudus. Ir gali skaudinti jausmus, širdį, ne ką mažiau negu, netgi sakyčiau daugiau, negu kažkokie fiziniai sužeidimai. Kad ten tave kažkas muštų kumščiais ar kažkaip panašiai. Tai niekad nepamirškit, kad mes turim tą tokį paprastą dalyką, tokį ginklą, savo žodžius. Ir tinkamai juos panaudodami galime gauti tikrai daug naudos, tiek savo, tiek kitiem ir kurti geresnius santykius. Ką aš norėčiau pasakyti, tai tiesiog reikėtų galvoti, ką sakai. Tavo žodis turėtų neskaudinti žmonės, o gerinti tos santykius. Gal čia jau kartojasi, bet yra tokia mintis, kad pas mane jinai yra ant televizoriaus toksai trikampis, kuris ten stovi ir yra užrašyti žodžiai. Tarkim gerus žodžius arba tylėk. Ir aš nepasakyčiau, kad grinai visų to reikėtų vadovautis, kad niekada nekalbėti kažkokių blogų žodžių, bet turbūt tai norima pasakyti, kad nereikia geriau susilaikyti ir nepasakyti kitam pikto žodžio, bet tai nekalba apie kritiką. Tokia
žmoniška kritika išsakyta kitam žmogui, siekiant jį ugdyti ir kad jisai tobulėtų ir augtų, yra tinkama. Šiais laikais mes patiriame žodžio devalvaciją. Devalvacija, toks terminas yra daugiau naudojamas kalbant apie pinigus, ekonominis toksai terminas, kada nuvertėja pinigai, tarkim litai ar bet kokia kita valiuta ir jie tampa nevertingi. Gali tiek nuvertėti, kad tau, nežinau, vos ne bus patogiau tenai ugnį užsikurti su tais pinigais, nes jie bus beveik beverčiai. Tai šiais laikais yra ir su žodžiais. Žmonės jau nelabai kreipia dėmesio, ką kiti žmonės sako. Ir anksčiau, kada nebuvo tiek daug knygų, apskritai popierių, to buhalterizmo, popierizmo ir panašių dalykų, žmonės labiau kreipdavo dėmesį į žodžius. Žmogus pasakė, reiškia, jis to laikysis. Užtekdavo gal rankom sukirsti, žmonės susitarė ir to pakakdavo. Arba, kaip žinome iš šventojo rašto, kad darydavo sandorius, kada būdavo perkartami gyvuliai, sudedami per pusę ir tarp tų dalių pereinama per vidurį. Ir tai reikšdavo, kad jeigu vienas iš sandoros sudarytojų nesilaikys sandoros sąlygų, galima jį nužudyti. Aš savanoriauju jaunimo linijai. Kalbuosi su žmonėmis, kurie nebenori gyventi, kuriem yra sunku, kurie turi didelių problemų ir neturi su ko pasikalbėti. Per tą laiką labai patyriau, kiek daug gali žodis. Apskritai pokalbis su žmogumi. Kada pokalbio pradžioje žmogus paskambina ir jis jau planuoja savižudybę. Ir jisai gana rimtai apie tai kalba. Pokalbis gali trukti pusę valandos, 40, netgi virš valandos. Pokalbio pabaigoje žmogus jau nori gyventi. Koks didelis pokytis. Praėjo gana nedaug laiko, žmogus labai pasikeitė. Pasikeitė jo nuomonė, pasikeitė jo požiūris į gyvenimą. Ir nieko daugiau nebuvo, buvo tik tai pokalbis. Nuoširdus ryšys su žmogumi. Problemos niekur nedingo. Žmonės nesižudo tiesiog šiaip sau. Dažniausiai dėl to, kad turi nepakeliamų problemų, dėl to, kad jiem yra sunku, dėl to, kad jie negali tverti tos kančios. Ir ką aš turiu, tai tik savo žodžius. Aš kalbu su žmogumi, aš jos problemų nesprendžiu. Aš nežinau, iš kur jisai skambina, nežinau, kas skambina. Ir tik kalbuosi su juo. Ir tas pokalbis, jisai labai keičia. Kaip medikai daro operacijas, tarkim, pavyzdžiui, kalbu apie širdį, apie fizinę širdį, po operacijos žmogus ilgiau gyvena. Turiu omeny, kad, tarkim, būna planuotos operacijos, būna neplanuotos, kada skubiai reikia operuoti ir būna gyvybės išgelbėjimos. Tai noriu visą tai palyginti su pokalbiu. Širdies atvirimas kitam žmogui, bet aš turiu omeny tinkamą žmogų, kuris pasiruošęs išklausyti ir tave priimti, tai prailgina gyvenimą. Tas sunkumo nusimetimas, jisai yra labai naudingas kiekvienam. Mums reikia kalbėtis. Apskritai, Lietuvoje yra labai aukštas savižudybių skaičius. Ir manau, kad viena iš priežasčių yra tai, kad mes esame gana šalti. Ir nelabai kalbamės vienas su kitais. Daugiausiai Lietuvoje žudosi darbingo amžiaus vyrai. Lytis daug ką apsprendžia ir vyrai yra mažiau linkę kalbėtis, mažiau linkę dalintis. Moteris, jos vis tiek su tom draugiam plepa,
gal ne taip giliai ir ten ne taip labai atsiveria, bet vis tiek, tai jom padeda. Svarbu tai, ką tu kalbi, svarbu tinkamai parinkti žodžius, bet ne vien tai yra svarbu. Svarbu yra ir tavo intonacija. Todėl, kad su netinkama intonacija pasakyti žodžiai gali visai turėti netinkamą poveikį. Labai svarbu juos pasakyti tada, kada reikia. Pokalbyje jausti taktą. Kaip fotografijoje, akimirka prieš momentą nėra geras kadras. Po irgi vėl yra pavėluota. Ir reikia labai sekti, kada paspausti ir nufotografuoti. Tada tinkamu momentu tada gaunasi gera nuotrauka. Tai čia yra menas. Taip pat yra menas kalbėti, menas gyventi. Menas pasakyti tinkamu momentu tinkamus žodžius. Ir taip dvasia veikia, kad mes turime paraginimus. Jaučiame, kad kažkam reikia paguodo žodžio, kažkam reikia kažkokio padrąsinimo ar pagirimo. Ir tinkamu momentu pasakyti žodžiai turi labai didelę galią. Vienas žmogus planavo savižudybę. Jisai turėjo mažą dukrytę, bet tai jo nestabdydavo nuo tokių minčių. Jisai, kai žmogui yra labai blogai, jisai jau nelabai ir galvoja apie kitus, kas bus po mirties, kaip jie gyvens, jam yra taip sunku, kad jis nebenori gyventi. Ir vieną vakarą mergaitė priėjo prie tėčio, jie apkabino ir pasakė, tėtė, aš tave labai myliu. Jam to pakako. Tiesiog šitų žodžių, kad jisai vėl norėtų gyventi ir nebegalvotų apie savižudybę.